vasaros atostogos baigėsi, o tai reiškia, kad prasideda naujasis sezonas ir prasideda naujieji Tarp vilkų epizodai. Šiandien pas mus vyksta Media diena, tad pakalbinkime Wolves klubo narius, paklausinėkime, kaip jiems praėjo vasara ir žinoma susipažinkime su naujais Wolves žaidėjais. Važiuojam! Tai jau tikrai neužilgo ateina sezonas, ar jaučiasi jauduliukas ir jau norisi kibti į darbus? Kažkaip tai jauduliuko tokio nelabai, kažkiek dar vis tiek tos kasdieniniai tie klausimai tokie, kas liečia mūsų tą susilipdymą visiems kartu kaip komanda, kaip stafui, tai nėra laiko iš tikrųjų per daug čia jaudintis, tiesiog diena iš dienos gyvenam ir laukiam jau tų pirmų rungtynių. Ar jaučiasi jauduliukas? Dabar ne. Šiuo metu ne gal. Kaip prabėga tavo vasara? Tai viskas gerai, su šeima, daugiausiai su sūnum, vis tiek sezono metu mažiausiai laiko gauna jisai, tai stengiausi, kiek galiu skirti jam. Buvau Tailande, visą mėnesį beveik susižadėjau. Sveikinam! Ačiū labai. Tada grįžau apie birželio vidurį ir pradirbau realiai visą vasarą. Tai tokia ir vasara greitai baigėsi labai. Gerai prabėgo, tai sezonas baigėsi gan anksti. Gegužės viduryje, tai buvau išvažiavęs su draugė pailsėt. Aišku, į tą poilsį įterpiau ir sportą biškį. O nuo Liepos mėnesio buvau išvykęs į Valenciją, tai ten praleidau beveik visą mėnesį ir galima sakyti, kad ten ruošiau sezonui. Pas tėvus daug praleidau kaime, nes pasilgsiu tos gamtos, užsienį prikeliauju per sezoną, kažkokias rungtynės, tai daugiausiai Lietuvoje leidau. Sportavau, šiek tiek buvo poilsio užsienį ir nespėjau pasižiūrėti per petį ir jau sezonas prasideda. Kur buvai išvykęs į užsienį? Buvau Graikijoje, saloj buvau, tai tikrai patiko maistas, patiko labai jūra, labai smagu buvo, geras laikas. My summer was really good. It's very productive. Just kind of laid low, hang out with family, so it was a good summer. Čia pasidariau naują. Wow, kiek laiko užtrunka pasidaryti, pavyzdžiui, tokią tatuiruotę? Kokias porą sesijų, sakykime, kokią gal 12 valandų. Papasakok apie vasarą, ką dar veikiai be tatuiruočių darimo? Tai vasara labai turininga buvo, iš tikrųjų labai viską pasidariau, ką norėjau ir pakeliavom su draugais ir biškį Europos pamatėm ir Lietuvoje aplink kažkokius miestelius ir toks labai buvo geras derinys tarp poilsio ir sporto, nes irgi norėjau išbandyti ir boksą šią vasarą ir padelį pažaidžiau ir sakau, ir boksą ir tokia visur, visko ir prie jūros, tai labai džiaugiuosi, tie, sakykime, tokia geri porą mėnesių vasaros man buvo, nes sezoną baigiam kažkokį želį 11, tai buvo labai turininga, labai smagu ir toks labai ir pailsėjęs ir su įspūdžiais ir džiaugiuosi grįždamas šiau galėdamas pradėti dirbti su komanda. Turiu iš tikrųjų labai greitą tau žaidimą. Reikės pasirinkti vieną iš dviejų. Gerai? Labiau pažinsim tave. Ir reikia automobilių markės. Toyota ar Mazda? Toyota. Toyota ar BMW? Toyota. Toyota ar Range Rover? Range Roveris. Range Roveris ar Mercedesas? Mercedesas. Kaip greitai keičiasi Mercedesas ar Porsche? Mercedesas. Mercedesas ar Lexusas? Mercedesas. Mercedesas ar Mercedesas. Gerai, koks modelis svajonių tau yra iš Mercedeso? Sakyčiau, Geliko labai norėčiau. So, pizza or burger? Pizza or chicken? Pizza. Pizza or pasta? Pizza. Pizza or sushi? Pizza. Pizza, okay. Pizza or tacos? Pizza. Pizza or beef steak? With red wine? Non-alcohol. Pizza, okay. Pizza or oysters? Pizza. Pizza or mussels? Mussels. Mussels? Oh, mussels or lasagna? Lasagna. So you're Italian boy, yeah? I am great. That's my food. Ar muzikos grupės lietuviškas gerai žinai? Nelabai. Tiesiog reikės pasirinkti tą ar tą grupę. Gerai. Tai Mango ar Rondo grupė? Mango. Mango ar Biplan? Mango. Mango ar Picasso? Mango. Mango ar Iva? Mango. Mango ar Hiperbolė? Mango. Tai turim nugalėtoją. Mango. Tikrai visi draugiški, visi gerai priėmė. Aš apie save kalbu, dėl kitų nežinau, bet daug lietuvių pažįstu. Prieš kai kuriuos užsieniečius esu žaidęs dar ir prieš kelis metus čia,
tai aš jo žinau, tai sakykim, viskas gerai. Smagu čia būti. Visi pažįstami esam nuo vaikystės ir su keliais užsieniečiais esam ir kartu žaidę, ir viens prieš kitą žaidę, tai visi tokie kaip ir plius minus iškart savi buvom. I feel good, excited. We have a really good team. I'm excited of what we've done so far in this preseason, and I'm looking forward to the season starting. Jeigu reikėtų išrinkti vieną žaidėją, kuriam labiausiai nepatinka media diena, kuris tai būtų žaidėjas? Turbūt aš. Turbūt nenumesiu ant kažko kito, man turbūt labiausiai nepatinka. O kuriam labiausiai patinka fotografuotis ir kuris galbūt mėgaujasi media diena, yra toks žaidėjas? Net nežinau, gal dabar iš naujokų, kažkas iš užsieniečių. Iš lietuvių tai nemanau, kad čia kažkuris labai mėgsta. Gal Krisas iš lietuvių, sakyčiau, kur labiausiai. So what teammate surprised you the most during like the preseason session? I'd probably say Jeff. Jeff? Why Jeff? Because he's very quiet, but also he can get into a different mode as well. So it's fun to be able to see that. Yeah. What do you think about Media Day? Do you like taking pictures or not really? Not really my thing, but it's a fun experience every time. So just happy to be here. Patinka fotografuotis ar labiau toksai tu gali greičiau pasibaigti? Patinka iki tam tikro momento. Manau, valanda super, o jau toliau jau pradeda nepatikti. What surprised you the most about this country? It's a little bit more modern than I thought. I thought it was going to be a lot more historical. I mean, there's definitely a lot of history here, but seeing a lot of more modern buildings than I thought I would. It's a beautiful country. A lot of great scenery, trees, and just the city looks amazing. It's beautiful. Yeah. And I just like how everyone's vibe is. Everyone's laid back and chill. Even just now, I don't know if it's normal how it is, but just the weather now. You think of Lithuania, you just think of freezing cold, but obviously right now it's really good weather, really good time to be outside. So it's been fun to be around. Have you tried any Lithuanian food already, or not really? Not really. I look forward to it though. Have your favorite, for example, Lithuanian food? I try, and to somebody that suggests me some Lithuanian one, I try just a few, but I don't remember the name, okay. and was good. But I know that you are in love with the Italian cuisine, and there are a lot of good spots and restaurants where we can eat Italian. And to be honest, right now, even about the food is really great. Kaip tu turi su treneriu? Randat bendrą kalbą? Fainai, smagu? Fainai, smagu. Treneris tikrai supranta krepšinį, ko man ir visada reikia, kad uždavęs klausimą nekiltų klausimų dėl jo atsakymo, tai tikrai viskas super ir džiaugiuosi, kad šitas treneris sutiko dirbti su šitą komandą. Amazing. It's amazing being here. It's amazing, even meet some old friends, former player that I coached many years ago. It's not the first time I'm here. It's very, very, I'm really happy coming back, and right now I'm spending great time. Asmeninis tikslus visada savo pasilieku, labiau dabar išsikeliu komandos tikslus, o jaudulys nėra to jaudulio jau. Galbūt šiek tiek laukiu labiau to sezono, bet nepasakyčiau, kad tai yra jaudulys. Noriu, kad greičiau prasidėtų. Nori, jau lauki. Taip, tai bus mažiau treniruočių, bus daugiau rungtynių, tai tikrai laukiu šito periodo. Tai tokia buvo mūsų Media diena, pakalbinome Wolves klubo narius, aišku, susipažinome artimiau su naujais Wolves krepšininkais ir ačiū Jums, kad žiūrėjote ir iki greito, čiau!